Nu, tai jau ieškodamas ramybės ir smalsumas vedė. Ta prasme, kad sužinoti daugiau informacijos, kaip gauti tą ramybę. Tai gavau informacijos, gavau ramybę, gavau energijos. Tai praktiškai to ir tikėjausi. Ir sakykime, kas mane stebina, kad atsitinka tos pačios situacijos ir juokas ima. Tai va, net pačiam keista, o prieš tai blemba atrodo, kad nu, čia labai rimta. Tai va, tai to turbūt gal nesitikėjau. Tai va, ir nu, aš turbūt nu, gal nuo pirmos, nuo antros savaitės pradėjau dėkoti. Tai tas, kaip supratau, man labai padėjo, tas labai suveikė. Ir kiekvienoj smulkmenoj, kiekvienam žingsnį, ypatingai tuose vietose, tuose situacijose, kur susinervindavau, o paskui ta situacija kelia juoką, nu, tai ten ypatingai dėkodavau. Geriausia man kontempliacija buvo, kai atsitikdavo situacija ir aš atsimenu, kaip aš seniau jausdavausi ir kaip aš dabar jausdavausi, nu, jaučiuosi. Tai tas man tiek pakeldavo nuotaiką, tiesiog šilta pasidarydavo. Gal šiek tiek daugiau, gal nesitikėjau, kad taip lengva bus. Ta prasme, iš vienos pusės kursas tai sunkus buvo, nes tikrai reikėjo ir laiko atsidėti, ir tie visi nusivylimai ateidavo, nu tikrai visko buvo, ir tų visokių panikų, ir galvoju, gal čia ne man nebereikia. Kursas tikrai nebuvo lengvas, bet, kaip sakau, tą svorį tikrai verta treniruotis, pakelt ir kai jau tu jį pakeli, nu, smagu, smagu.